Taigi šiandieną parodysiu, kaip pilnai reikia naudotis Bybito programėlę. Parodysiu, kaip nusimti pinigus tiesiai į savo banko sąskaitą nenaudojant Bybito kortelės. Kaip atlikti signalus. Kas yra tie long, kas yra tie short. Žodžiu, į visus klausimus šiandieną aš jums atsakysiu šitam vaizdo įraše. Taigi, jeigu jūs neturite paskyros, tai nueikite į belę kurį video, tarkim ir po šitų video, lygiai taip pat. Čia bus šito video pavadinimas, aprašymas, spaudžiate ant Linktree, registruojatės į kurį norite. Galite į čia, į kas jums patogiau. Rodysiu, kaip naudotis Bybitą, bet jeigu mokim naudoti Bybitą, tai mokėsiu naudoti visas paskyras, tai paspaudi čia ir tada atsirandi kitam vaizde. Taigi, iš karto parodysiu, kaip reikia įsidėti pinigus ir kaip iš karto galima nusimti pinigus. Tai pirmiausias dalykas, jūs keliaujate čia, ateinate čia, spaudžiate, būtent, va čia, spaudžiate, tada spaudžiate, va čia, va, ir tada renkatės Fiat Deposit. Nes kad jūs galėtumėt nusimti pinigus, pirmą jums reikia iš savo banko sąskaitos atlikti mokėjimą. Kai atliksite tą mokėjimą, tada būtent į tą pačią banko sąskaitą automatiškai galėsite išsimokėti savo visą pelną arba savo visus likusius pinigus. Taigi, ką mes čia dabar turime, tai mes atkeliaujame čia. Aš siūlau pirmam kartui rinktis tikrai nedidelę sumą, tai pasirenkam, tarkim, 10 yra mažiausia, tai 10 eurų pasirenkam. Mes sumokėsim 1% mokesčių, tai aišku, gausime 9 eurus. Jeigu mes pirktumėm už 100 eurų, tai mes sumokėtumėm vis tiek tik 1 eurą mokesčių. Na, mes čia tada pasirenkam taip ir mes tada darome mokėjimą, tai yra tarptautinį mokėjimą, jeigu aš neklystu. Kam darome mokėjimą? Martyno Gailiūnui ir darome į šitą banko sąskaitą pavedimą. Jūs gausite būtent savo asmeninius tokius duomenis ir čia atlikite 10 eurų depozitą. Kada jūs pasieks 9 eurai, jūs tada automatiškai galite tokiu pačiu būdu įsidėti daugiau pinigų, nes žinote, kad saugiai jie pasieks ir kada jūs norėsite nusimti pinigus, jūs keliaujate ir tada spaudžiate lygiai tą patį. Assets, čia, tada mes spaudžiame vėl čia. Po lygos tai biški storage kelia taip, tada tarkim renkamės, kad norime nusimti tiek, kiek aš čia turiu pinigėlį, 150 eurų. Užtruks nuo 2 iki 3 dienų, mokesčiai 2,6 euro. Nesvarbu, kiek nusėmė, visada 2,6 eurai ir tada keliauja paspaudžiu čia, kad sutikė su taisyklėm, rock'n'roll. Ai, nu čia dar tada turi nueiti visokie kodukai. Va šitie du dalykai ir tokiu būdu jūs galite taip įsidėti pinigus, ir taip galite nusimti. Taigi, dabar keliaujame toliau. Dabar aš esu čia ir mes, tarkim, jau įsidėjome pinigus ir norime pradėti tradinti. Tai dabar mes atsirandame prie tokio skryno. Kaip čia atsirasit, tarkim, grįžtame į Bybitą, spaudžiame Trade, Futures. Mums čia atsidaro, mes čia atsirandame ir mes čia keliaujame tradinti kriptovaliutas. Bet kaip čia viskas veikia, aš jums tojau paprastai labai papasakosiu ir toj palaukit, įsijungsiu pavyzdį. Taigi turime mes pavyzdį. Aha, turime people, short, signalą. Galime dabar trumpai pašnekėti, kas yra short ir kas yra long. Long mes gaunam pelną, kada valiuta kyla į viršų. Tai mes tarkim spėjam, kad dabar bitcoinas atskils į viršų, tai mes dedame long poziciją ir mes gaunam pelną, jeigu kyla į viršų. Jeigu mes pasirenkam short, viskas vyksta atvirkščiai. Mes gaunam pelną, jeigu bitcoinas pradeda kirsti žemyn. Tai reiškia, mes dėdami short, mes dedam savo pinigus, kad būtent šita kriptovaliuta kris žemyn. Tai tokiu atveju, kai mes atliekam short poziciją, mes gaunam pelną tada, kada krenta valiuta žemyn. Bet jeigu tarkim jinai kyla, mes tada einame į minusą. Jeigu mes esame atlikę long poziciją, tai lygiai tokiu pačiu principu viskas lygiai taip pat vyksta, tik tai į priešingą pusę. Jeigu valiuta nekyla, o krenta, tai su long pozicija mes gauname minusą, kada valiuta krenta žemyn. Įsiaiškinom šitus visus dalykus, galima keliauti toliau. Aš pats asmeniškai visada naudoju market. Ką reiškia market? Tai market yra, kad mums atidarys būtent signalą už esamą marketo kainą, kuri yra va čia. Tai reiškia, jeigu mes dabar atliksime kažkokį pasirinkimą, iš karto mums atidarys už būtent šitą kainą. 105 097 dolerius ir 70 centų. Sekantis dalykas, tai yra, kuo skiriasi isolated ir cross. Čia jums irgi truputėlį paaiškinti, bet aš, pavyzdžiui, visada asmeniškai naudoju cross, nes aš visada nusistatau stop-lossą, bet dabar būtent pašnekam apie isolated ir cross. Su isolated jūsų valiutai pasiekus minus 100% jums automatiškai užsidaro signalas. Jeigu jūs atliekat cross signalą, tai jums pradeda traukti pinigus iš balanso. Todėl su cross signalu jūs galite, tarkim, padėjote ant signalo 100 eurų, o balansą turite 200 eurų, tai jūsų stop-lossas gali būti ant to signalo minus 200%. Viskas priklauso, kokį jūs nusistatysite ir jeigu naudosite cross. Galite nusistatyti 150, 127. Kaip matote ant pavyzdžio jums prieš ekraną, tai dažniausiai būna signaluose, nedažniausiai visada būna nurodyti tiek stop-lossai, tiek ir mūsų take profit.
Galim dar pašnekėti truputėlį apie leverage svertą. Kažkokio stebuklingo paaiškinimo nėra. Ne? Mes čia atsidarome, matome įvairiausius skaičius nuo 1 iki 100. Kuo aukštesnį mes renkamės leverage vertę, tuo gaunasi didesnė rizika. High risk, high reward. Tai tarkim, jeigu mes pasirenkam 10x vertą ir mūsų valiuta pakilo 1%, mes gauname 10% pelno arba minuso. Kodėl sakau pelno arba minuso? Dėl to nes priklauso, ar tu dėjai long poziciją ar short poziciją. Jeigu tu, tarkim, dėjai 50x, ta pati valiuta irgi pakilo 1%, tu gauni 50% pelno arba 50% minuso. Jeigu valiuta pasikeitė, tarkim, 2% ir jūs pasirinkote 8 leverage, turite 16% pelno arba 16% minuso. Taigi, gerai, įsiaiškinom šitą dalyką, tas pavyzdys jau mums čia prieš akis. Stovi ilgą laiką mes keliaujame, turime people signalą. Būtent šitoje vietoje mes galime rinkti signalus. Mes keliaujame čia, susiradome people, matome, kad yra. Aišku, čia yra labai senas signalas. Niekam dabar labai tiesiog paprastai. Imam tokį pavyzdį, kad būtent mes šią akimirką norim atidaryti šitą signalą. Mes matome, kad čia mums yra nurodytas entry. Mūsų entry yra nuo 0.20 iki 0.2080. Ką tai reiškia? Kad būtent marketo kaina, va šitie skaičiai turėtų būti tarp mūsų va šitų dviejų nurodytų skaičių. Matome, kad dabar tikrai mes negalime atsidaryti short pozicijos pagal būtent šitą signalą, nes kaina yra daug aukščiau, tai mes turėtumėm laukti. Mes aiškinamės toliau, ką mes toliau darytumėm, jeigu mes norėtumėm atsidaryti čia signalą. Tai būtent į šitą vietą aš jums rekomenduoju nieko net nerašyti. Tiesiog va čia žiūrėkit šitą dalykėlį. Judinat ir jums prie apačios prie kosto rašo, kiek jūs USDT dėsite su tokiu ir tokiu pasirinktų savo svertų. Kaip ir minėjau, čia judinat ir prie kosto rašo, kiek jūs USDT dėsite. Sekantis dalykas, matome, kad yra nurodytas svertas. Svertas yra nurodytas 12,5. Tai renkamas 12,5. Tada va šito vietoj, kur yra toksai TP SL, čia paspaudžiam, atsiranda TP ir SL. Ką mes matome? Targetas būtų 0.0185. Štai va čia. O stop lossą matome 0.021108. Šitie va skaičiukai. Mes jau susirašom ir jeigu mūsų, tarkim, šitą kainą atitiktų mūsų nurodytą entry, mes dabar galėtumėm atsidaryti signalą. Kaip sekėsi šitam signalui, tai kaip visada, aišku, plus 5%. Bet čia dabar ne apie tai galima šitą pahaidinti vaizdelį. Ir taip mes dabar mokama atlikti signalus. Sekantis dalykas, jeigu, tarkim, jūs nenorite į savo banko sąskaitą nusiminėti pinigus, tai jūs labai lengvai galite nukeliauti čia, matote, va čia nukeliaujate, yra kart, paspaudžiat va čia kart. Ir čia galite užsiregistruoti į Bybito kortelę. Užsiregistravę į Bybito kortelę, gausite Bybito kortelę, su ja galite atskaityti tą Apple Pay. Jinai veikia taip pat kaip belė kuri kito banko kortelė, su ja galite viską daryti, viską naudotis. Ir dar gaunate čia cashbacką įvairiausių. Nu čia žodžiu, visokių baidžių yra, nežinau, gal kažkam aktualu, gal ne. Aš pats asmeniškai naudoju deduliuksą. Dar atsimenu vieną dalyką, aš jums galiu parodyti, kaip greitai galima įsigyti ir kitų būdų, tarkim, ten nedaryti kažkokio bankinio tarptautinio pavadinimo, tai galite tiesiog nueiti buy crypto, one click buy, atsirandate čia pasirinkat, ko norit mokėti, aš dažniausiai moku dirhamais, čia galite susirasti eurus, pasirinkat eurus, tada įrašot kažkokią sumą, tarkim, kai jūs matote, kai pasirenkat, kad USDT, rašo, kiek USDT gausit, galite pasirinkti mokėjimo metodus. Tai gali daryti, aišku, per programėlę. Tai Apple Pay, aš taip pat naudoju visada Apple Pay, jeigu su Apple Pay yra kažkokios problemos, Google Pay galite naudoti banko kortelę į vairiausius kitus pasirinkimus. O jeigu netinka, tai kaip minėjau, galite atlikti banko pavedimą. Nes jeigu norėsite nusimti į savo tiesiai banko sąskaitą, vis tiek reikėtų atlikti tą mokėjimą, o manau viskas šiandien apie visą programėlę mes kaip ir bendrai apšnekėjom. O šiaip jeigu jūs pačius domina signalai, patys žinot, Kripto Lietuva. Tai buvo malonu, iki kito karto.